Su jumis ir vėl sveikinasi realybės šou specialistas Remigijus iš Šiaulių krašto, Šiaulių tuntas savas draugovės. Šiandieną mes ir vėl sėdime patalpoje, mokomės, nes oro sąlygos, neleidžia išvykti žvejybą. Žadėta žvejyba sekmadienį, dėja vainikavosi nesėkme. O kartu su manimi yra Šiaulių krašto, Šiaulių tuntas savas draugovės žvejai. Sveiki. Labą dieną. Labas. Ir šiandieną mokysime susitvarkyti meškeres. Štai meškerė. Ir belieka viską išmokti susijungti. Pirmiausia, meškerėse yra priklausomai nuo meškerės tipo yra laikikliai. Vienur tą padaryti galima kur kas greičiau, kitur reikia truputėlį sunkiau. Tiesiog prisiminkite, vienas galas yra įstatomas į meškerį, antras galas yra pristumiamas, užspaudžiamas tokio tipo meškerėse. Po tokio tipo meškerėse įstatom ir belieka tiesiog prisukti. Prisukti, kad kotas prilaikytų pačią rytę, kad rytę nepabėgtų. O toliau trumpai apie plūdes. Jeigu pastebėjote, čia yra kelių skirtingų tipų plūdės. Kuo kiekviena iš jų yra gera, kuo yra prastesnė, vadinkim taip. Pirmiausia, štai tokio tipo plūdės, jeigu jos yra su ilgu galu, jos daugiau yra skirtos upiniai žvejybai. Kabliukas rišamas yra štai taip. Turite kabliuką rangą, ne? Įmate pirštais už paties kabliuko, ar to aštrumo. Iš aštrumo pusės kišate valą per kilputę. Perkišot? Dabar valą paliekate, apie 10 cm. Kažkur tai, kad būtų. Apie jūsų nepilną sprinduką. Panašiai štai tiek. Toliau, lenkiate valą į priešingą pusę negu kablys. Ir su pirštu prispaudžiate. Gautųsi va taip. Toliau, tą laisvąjį valo galą, tą trumpai, sukate aplinkui kabliuką kokius 5-6 kartus. Apie kotelį, džiugai. Žiūrėk, va, jeigu žiūrėsim, va, kur gaunas tavo kilputė. Kartuoju dar kartelį. Žiūrėk. Viską nuo pat pradžių darau. Laikau kabliuką rankai. Austėja, žiūrėk. Laikau kabliuką rankai. Kišu per skylutę, tada laikau užlenkęs kartu kaip į priešingą pusę negu kabliukas ir tą galiuką pradedu sukti aplinkui kablį. Apsuku vis 5, 6, 7 kartus galima. Apsukau ir dabar apsukus tą galiuką likusio valo perkišu per susidariusią kilputę. Va, žiūrėk. Perkišu per susidariusią kilputę. Ir tiesiog laikydamas kabliuką ir kilputę paimu ir užtraukiu. Viskas, kabliukas yra užrištas. Gerai, kadangi matau, jog yra problemų, dabar parodysiu dar kitaip. Žiūrėkite. Čia tegul būna kabliukas. Imam valą, priglaudžiam prie kabliuko. Prie pačio kabliuko. Tada laikom paėmę. Kilputę darom. Ir sukam aplinkui. Žiūrėk, ir sukat aplinkui kablį. 5-6 kartus. Tada laisvą galą
kišam per tą kilpą. Ir viskas, prakišom, o užtraukiam su šituo. Va. Ai, kur užkliudos? Aš irgi. Ir va čia nenutrauksi netgi taip paėmęs nuo pagalio. O jau ką be kalbėti, jau čia bus kilputė. Kada valas yra susuktas, beliko smulkmeną uždėti plūdę, su kuria žvejosime, tiek ant vieno, tiek ant kito valo. Tam geriausia, jeigu plūdinė meškerė ir norime, kad plūdės slankiotų, nes štai, pavyzdžiui, tokios plūdės galima priversti jas slankioti, tokios plūdės jau jos yra stabilios. Tai yra, jeigu žvejojama 2 metrų gylyje, vadinasi, nuo plūdės bus 2 metrai valo. Čia galima žiūrėti ir 5 metrų gylyje, vis tiek bus valas prie pats. Dabar čia yra tie stabdžiukai, tiesiog stabdžiuką reikėtų perkišti per vielutę, prakišau valą ir tiesiog stabdžiukas yra nutraukiamas ant valo. Nutraukiau ir stabdžiukas pasiliko ant valo. Dabar dedame plūdę ir esant reikalui plūdę, kada jau kris švinai į vandenį, plūdė yra stabdžiuko sustabdoma. Tam, kad išvengti plūdės sukinėjimuose, galimas dar geresnis variantas. Tam reikalingi tokie segtukai. Ir tiesiog plūdė yra prikabinama prie segtuko. Nu va, ir dabar prie plūdės galo yra prikabintas, žvejai vadina į karabiniukų. Tai yra suktukas ir dabar jau per vėrus, per valą, ryte ta plūdė tampa dar laisvesnė. Todėl tikrai niekada jinai jūs nei pančiosis, nei ką. Ir dabar, kad plūdės skęstų, reikia uždėti švinuką. Tai prašau, yra slyvutė, valą prakiši per vidų. Matai per tą baltą? Aha. Bet per kurią per viršų? Nesvarbu. Nesvarbu. Nu, tu švinus jau užsidėjai, ne? Taip, jau užsidėjau. Nu ir dabar belieka užkabinai, ne? Jo. Nu ir dabar kabink ant valo, paskui kai meškėje turėsi jau mokėsi. Užsidėjau. Užsidėjai. Ir dabar čia belieka užrišti dar. Koks čia mazgas? Ne mazgelį. Koks čia mazgas? Kabliuką? Senukai pakentiek truputėlį. Ir dabar belieka dar austėje prisirišti kabliuką. Ir tu jau žvejybai pasiruošusi. Prašau, bet dabar jau čia bus tikras išbandymas. Kabliukas mažas, kabliuką mazgą žinai. Kas yra šiandien? Pabėgo tavo. O ko rišai? Noriu, kad nieko nebėram parišti. Plodžiukai savo meškai pasirašiau, ne? Taip, pasirašiau. Kaip čia reikia rišti? Tiksliai. Per mažai to. To pačio per. Tam. Nu, baigėm šiandien sueigą. Kam jau pavyko meškę susirišti, kam irgi pavyko. Simas dar vis vargsta, bet nieko. Mes kaip nors tą padarysim, ne Simai? Išmoksim tos mazgelius. Kabliuką išmoko čia surišti? Taip. Nu va, čia svarbiausias geras žvejyboje. Kabliukas. Ir bet kokiu atveju, kad nors, jeigu leis oras, vėl išvyksime ir pasimatysime
kur nors kitam pliaže. Iki. Iki.